prisijungimas prie virtualaus pasaulio, My Virtual Community. Kągi, norint prisijungti prie virtualaus pasaulio, jūs turite turėti užregistruotą savo avatarą, taip pat būti parsisiuntę virtualaus pasaulio žiūryklę, pavyzdžiui Firestorm, ir tą žiūryklę turite būti susikonfigūravę. Na ir tuomet jau galima pabandyti prisijungti prie virtualaus pasaulio. Kaipgi tai padaryti? Pirmiausia, žinoma, atidarykite žiūryklę Firestorm. Pamatysite vaizdą, tiesa, paveiksliukas, kurį dabar matote ekrane, jis gali būti kiekvieną kartą vis kitoks, bet apatinė šito lango dalis, žiūryklės dalis, ji bus pas visus faktiškai vienoda. Kągi jūs matote apačioje? Apačioje jūs matote tokius laukus kaip username, password, start at, log into grid, login, remember password, viewer 3. Tai visus šitos dalykus, visi šitie dalykai yra svarbus ir mes juos turime užpildyti arba atlikti tam tikras parinktis juose. Na, pabandykime apie tai pakalbėti. Pirmiausia, apačioj kairėje jūs turite įvesti jūsų avataro, ne jūsų kaip asmens, bet jūsų kaip registruoto avataro pirmą ir antrą vardą, taip vadinamą first name ir last name. Na, galima pasakyti, kad tai jūsų avataro vardas ir pavardė. Įveskite juos su tarpeliu. Tai yra, jeigu aš vedu Jonas Jonaitis, tai tarp Jono ir Jonaičio dedu tarpą. Jeigu jums kyla klausimų, kaip vesti Joną Jonaitį iš didžiosios ar iš mažosios raidės, tai viskas priklauso nuo to, kaip jūs tuos vardus registravote. Tikriausiai esat kažkur užsirašę arba prisimenate. Tada jums reikia užpildyti sekantį laukelį password. Čia įrašote slaptažodį, kurį jūs taipogi pasirinkote, patys sugalvojote, kai registravote savo avatarą. Toliau, kadangi virtualių pasaulių yra daug, o mes dirbsime su My Virtual Community, tai jums reikia atkreipti dėmesį į lauką pavadinimu Log into Grid, spraktelėti jį, ten yra tokia maža rodyklytė, ir gausite įvairių gridų arba virtualių pasaulių sąrašą. Tame sąraše būtinai pasirinkite My Virtual Community. Jeigu tokio punkto pas jūs sąraše nėra, tai reiškia, kad jūs nesukonfigūravote savo žiūryklės ir jums reikia sugrįžti atgal ir pasižiūrėti filmuką arba skaidrės, kaip tai padaryti. Tarkime, jūs išsirinkote sąraše My Virtual Community, tada būtų gerai, jeigu jūs uždėtumėte paukščiuką prie laukelio Remember Password, tam, kad kiekvieną sykį, jungiantis prie virtualaus pasaulio, jums nereikėtų iš naujo įvedinėti avataro vardo, slaptažodžio ir nurodinėti grido ir panašiai. Na ir turbūt jau tai padarėte anksčiau, bet jeigu dar nepadarėte, laukelė Select Mode pasirinkite iš sąrašo punktą Viewer 3. Tai nėra būtina, bet mes rekomenduotumėm taip padaryti. Na ir jeigu jūs padarėte, atlikote visą tai, ką aš čia jums papasakojau, jau galite pamėginti prisijungti prie virtualaus pasaulio. Tuo tikslu paspauskite mygtuką Login. Na ir po kurio laiko jūs atsidursite tam tikrame regione. Na, tai yra atsidursite virtualiame pasaulyje. Jeigu atlikote viską teisingai, žiūryklė buvo sukonfigūruota teisingai, jūs teisingai įvedėte avataro vardą, pavardę, jūs teisingai įvedėte slaptažodį ir kitus dalykus, tai jūs tikrai atsidursite virtualiame pasaulyje. Na ir man tada belieka jūs pasveikinti.
Yra tokia tradicija, pirmą kartą žmogui, asmeniui prisijungus prie virtualaus pasaulio, tame virtualiame pasaulyje, jis kaip avataras tarsi gimsta. Pirmą kartą prisijungęs, jis tarsi tokį kaip savotišką gimtadienį turi. Tai ta diena yra vadinama Happy Rest Day arba Rest Day. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote. Paskutiniai skaidriai, kaip visada, užduoti savarankiškam darbui.